Kitas klausimas, kas buvo vėlgi su Kasčiūnu pas tave apkalbėta, tai kaip tu įvardėjai, Trumpo siautėjimai. Grenlandija, Panama ir Kanada. Nežinau, pradėkime galbūt. Ir Meksikos įlanka, kuri taps Amerikos įlanka. Taip kaip viena šalis vadina geografinį objektą šalia esantį, tai aš nežinau. Anglų kanalas arba Lamanšas. Jo, Malvinos ar Falklandai. Norit vadinkite savo Malvinomis. Nieks, taip sakant, nemaišo, bet Falklandai yra Britų. Tai va, bet aš suprantu, kodėl kilo, aišku, triukšmas, nes kai galingiausios pasaulio valstybės, mūsų sąjungininkės, būsimasis be 2 savaičių, mažiau kaip 2 savaičių, lyderis kalba, kad netmeta galimybės imsis ir karinių veiksmų prieš savo sąjungininkės, prieš NATO sąjungininkės, tai tada, aišku, trūksta visi varšteliai, atrodo, kas čia darosi, kokį mes pasaulį čia žengėme, ar čia yra peržengta riba, ar čia jisai išprotėjo, ar kas yra, pirmiausia pasižiūrėkime labai šaltai ir ramiai šitą reikalą, kas iš tikrųjų tenais yra. Tai be to, kas yra viešoje erdvėje minima, kad Grenlandija taip yra daug gamtinių išteklių, kur juos, aišku, daugelis ir šalių taikytųsi. Ir kad tai, ką Trumpas irgi mini, kad tai yra gyvybiškai svarbu JAV nacionaliniams interesams, taip buvo ir yra. Ir čia nepaslaptis, kad Jungtinės valstijos ir ne tik Jungtinės valstijos į Grenlandiją anksčiau ir taikėsi. Taikėsi, tai turiu menį, gviežėsi iš tos teritorijos, norėjo ją ir pirkti, ir pasimti, ir buvo okupavę su Danijos pritarimu, kadangi tai yra Danijos teritorija 19 amžiaus. Antro pasaulinio karo metu, kai Danija okupuota, iš Danijos dalis vis tiek yra pasitraukusių, jie pasitraukė į Ameriką ir kas belieka pasakyti, kad gerai, imkite Grenlandiją, turėkite ir palaikykite, pasaugokite ir aišku, kad jiem tai yra, ne lėktuvnešis, bet yra svarbi stotelė. Nepaisant to, kad yra žiauriai atšiauru ir sudėtingomis sąlygomis tenais galima kažką tai daryti. Tenais šalto karo laikais yra garsioji Tulės bazė. Vėlgi tarpinė stotelė, bet taip pat ir strateginėje aviacijai naudota, aplinkui daugybė įvairiausių radarų įrengta. Iš Tulės bazės skildavo ir bombonešiai, ir žvalgybiniai lėktuvai, kurie skrisdavo, tiesiog patogiau tokiu maršrutu, žvalgybiniams lėktuvams skristi virš Sovietų Sąjungos ir žvalgytis tenais virš jos teritorijos, kaip tarpinę stotelę turėti. Bombonešiams irgi tai yra geras maršrutas iš ten kilti ir ypač tiem, kurie yra ant alerto atakuoti sovietų taikinius, jeigu prasideda Trečiasis pasaulinis karas. Tulės bazė pervadinama visai neseniai, prieš keletą metų, Pitufiko baze. Pitufikas tai yra vieta, kur rišami šunys pagal vietos kalbą ir šita bazė paverčiama JAV kosmoso pajėgų baze. Tai nereiškia, kad tenai kosminė erdvėlaiviai kyla į Marsą, bet tiesiog tenais yra vėlgi daugybė ankstyvo perspėjimo įvairiausių radarų, kas anksčiau buvo, jau ir anksčiau tenais buvo, ir pati bazė ir aviacijos buvo, ir radarų bazė, bet tiesiog dabar koncentracija į gynybą nuo kosmoso grėsmių, iš grėsmių, kurios ateina iš kosmoso, bet konkrečiai tai, kas ateina iš Rusijos, balistinės raketos. Visa stebėjimo ir kita sensorika yra sukoncentruota tenai, bet to, kas yra dar žemyniniai valstijų pačioje Šiaurės Amerikos dalyje. Tai sakyti, kad amerikiečiams reikia Grenlandijos, tarsi jų tenais niekada nebūtų buvę ir jų tenais nėra, tai yra neteisinga, aišku, nes jie tenais yra jau dabar. Jie anksčiau naudojasi daug daugiau bazių, daug daugiau objektų tenai turėjo, tai ką vadino meteorologinėmis stotimis, kas buvo žvalgybiniai postai, signalų žvalgyba ir taip toliau. Ir jiem tai dar, aišku, yra aktualu dėl to, kad taip visiems nepaslaptis ir paradoksalu, kai Trumpo šalininkai netiki globaliniu atšilimu, bet kadangi tirpsta ledynai tenais ir, žinoma, daugiau erdvės atsiveria ir galimybių tiek naudotis jūros keliais, konkrečiai šiaurės vakarų keliu, kuriuo galima pasiekti Ramųjį vandenyną. Nes iš kitos pusės yra Kinijos ir Rusijos, tiksliau, tasai šiaurinis kelias, kuris turėtų būti sudaryti konkurenciją visiems kitiems didiesiams prekybos keliams, kurie eina per Suecą pirmiausia, aišku, aplink Afriką ir iš Azijos eina į Ameriką. Tai šitas šiaurės vakarų kelias eina palei Grenlandijos krantus, natūralu, kad
ir Grenlandijos dalyje tenais tu nori turėti savo vienokius ar kitokius postus, kuriuose tu galėtum sutelkęs tam tikrus pajėgumus. Tai čia yra teorinė dalis, nes kaip ir su tuo šiaurės vakarų keliu, kuris nėra toks siaubingai populiarus, nepaisant to, kad jis populiarėja, tirpstant ledynams lengviau tenai praplaukti, bet vis tiek reikia ledlaužių pagalbos tam tikrose vietose. Beje, labai geras yra serialas, jeigu nematėjai, kas nematėt, Terror vadinasi. 2014 metų būtent apie šito šiaurės vakarų kelio atradimą galima sakyti. Aišku, tai fikcinis yra, bet toks labai sukaustantis. Tai šituo keliu natūralu, kad amerikiečiai, ne tik amerikiečiai, aišku, norėtų naudotis ir vėlgi suteldami dėmesį į Arktį, kam pakankamai iki šiol neskyrė resursų. Nei Trumpo valdymo laikais, nei Obamos valdymo laikais, nei Bideno laikais daug kalbėta, bet nepakankamai daug daryta. Nei ledlaužių turi pakankamai, nei tenais bazių turi. Natūralu, kad Trumpo visos šitos impulsyvios strateginės iniciatyvos, jos turi tiek kažkokį tai praktinį momentą, tiek jos turi tokį dėmesio nukreipimo fantazijos elementą, kai žmonės jį išrenka dėl kylančių kainų, infliacijos, kiaušinių ir taip toliau, o jisai sako, mes užbaigsime karus ir kitą akimirką mes dabar neatmetame karinės galios panaudojimo prieš Grenlandiją, prieš NATO sąjungininką. Tai skamba kaip absurdas, bet tu pasižiūrėk, kaip visi maga trumpestai reaguoja, būtent jie aršiausiai, kad jie džiugauja, kad valio, mes pasimsime Grenlandiją našą. Tai iš esmės toksai, praktiškai toks jausmas, kad dežavų jausmas. Tai yra kaip stebėtum Fox News, stebi kaip Первый Балтийский kanalą. Ar tiesiog Первый kanalą. 2014 metais, kai Rusija atsiėmė Krymą, nes tai yra jų, supranti, žemė ir čia viskas. Čia mūsų, mes atsiėmėm. Tai dabar irgi visa ta retorika ginti Trumpo pasakymą, netgi nesprendimo pasakymas, tai nėra joks sprendimas, bet šitą mintį išmestą vartojimo, visą šitą trollingą. Nes čia yra didelis labai trolinimas, bet kas už jos lypia, ar daugiau kažkas tai yra, dabar sunku visi spėlioja, natūralu. Ir visą šitą trolinimą labai aktyviai remia būtent aršiausi Trumpo gerbėjai, kurie sako, daugiau ne cento Ukrainai, daugiau ne cento jokiem karams, niekur nesivelsime, o dabar štai prašau. Tai Grenlandija be visų savo, aišku, privalumų turi ir, aišku, dar tą momentą, kad mes negalime jos atiduoti Kinijai. Kodėl Kinijai? Todėl, kad pažiūrėkime, ką Kinija daro Grenlandijai. Taigi supirkinėja viską. Kasyklas žemės. Šitas argumentas būtų gal ir teisingas kaip grėsmė, nes Kinija iš tikrųjų pagal savo tą 17 metais vienos juostos vieno kelio strategiją, visų savo priekybinių kelių, kurie vienas eina sausumą, kaip žinia, kitas eina šiaurės keliu ir dalis to šiaurės kelio galbūt galėtų eiti į Grenlandiją, nesvarbu, kad priekybiniai kinų laivai plaukiotų į Ameriką arba Pietų Ameriką, pro Grenlandiją, Grenlandija jiem būtų stotelė. Ir jie supirktų iš esmės visą Grenlandijos žemę, svarbiausias jo dalis, svarbiausias kasyklas. Bet 17-18 metais prasideda šitas iniciatyvos Grenlandijai. Naujoji Grenlandijos autonominė vyriausybė, kuri tuo metu dar nesiekė nepriklausomybės, jinai palankiai žiūri iš tuos kinų sprendimus, bet kas atsitinka visiems cituojantiems 18 metų šitą dokumentą apie tai, kaip kinai supirks urano kasyklas, geležies rudos kasyklas, kaip jie investuos į uostus, statys oro uostus. 21 metais, 22 metais iš esmės beveik visi kinų šitie projektai žlunga. Žlunga kaip ir didelė dalis visų kinų tos vienos juostos vieno kelio iniciatyvų, kurie įmerkia į pinigus kažkur tai arba tariamai įmerkia pinigus, bet realių investicijų nepasimato. Todėl iš tos iniciatyvos galiausiai nusprendžia velniop pasitraukia Italija ir tikėtina, kad dar pasitrauks būrys valstybių, kurios ypač matys, kad su kuo jam geriau būti, ar su amerikiečiais, ar su kinais. Ir su Grenlandija baigėsi taip, kad tenais tų didžiųjų kinų investicijų nebelieka. Bet problema, aišku, yra ta, kad tos laikinos valdžios Grenlandijoje, kuria 50 000 gyventojų plus minus yra, nėra praktiškai jokių kelių, vienas asfaltuotas keliukas yra tik tai, man atrodo, visur arba oro transporto arba laivais.
Tai tenais Grenlandijoje kinams iki šiol kažką tai pasidaryti nepavyko dar ir todėl, kad tai yra labai sudėtinga infrastruktūra tenais vystyti. Amerikiečiai tai sugebėjo, tarkime, tą pačią Tulės bazę įrengti 52 metais ir kažkas į tokio, tai buvo milžiniška operacija. Tai buvo virš 100 laivų, 10 000 darbininkų ir jie galėjo pasinaudoti poliarinę dieną. Per tą laiką jie galėjo dienos metu, kiek įmanoma greičiau keliomis pamainomis pasistatyti tą bazę. Ir jie tai padarė milžiniškų pastangų dėka, Tulės bazę. Tai norint įrengti milžiniškus projektus, kokius kinai mėgsta daryti pas save, bet ne visame pasaulyje. Kai kur jie įsirengia, ar tai būtų Džibutis, ar tai būtų kitas pasaulio taškas, norint įrengti tokį projektą, jiem reikėtų milžiniškų investicijų ir jiem reikėtų, aišku, Grenlandijos tos vietos valdžios pritarimo. Ir tai, kad juos gali vieną dieną išspirti, lygų tai pačiai tikimybė, kad jie pasikeitus valdžiai juos vieną dieną gali priimti vėl, kaip buvo anksčiau. Tai aišku, kad amerikiečiam, kurių pašonėje šiaip jau Grenlandija yra, tai yra, bent jau Trumpo amerikiečiams. Tai yra nepriimtina, tas senas svajonės nusipirkti Grenlandiją ir nebūtinai nusipirkti tą pažodinę prasme, kad štai atskrenda Trumpas jaunesnysis su lagaminėliu pinigų ir imkite ir dabar jūs būsite mūsų. Tai aišku, kad jie tenais taip nenori tiesmukai žaisti ir jie gali dar pasilaužyti. Bet investicijos, kurias skyrė kinai arba kurias galų gale duoda dotacijomis 500 milijardo per metus eurais Danija ta pati, amerikiečiai tikrai galėtų nusverti. Jie galėtų, mes investuosime ne 500 milijonų, o milijardą, 2 milijardus, 3 milijardus galų kiek reikės. Tai gali skambėti, vėlgi, šiek tiek paradoksaliai turint omeny, kad Trumpas nenori nieko skirti Europai, o dabar staiga būtų linkęs įmerkti didelius pinigus į Grenlandiją. Bet strateginiu požiūriu Grenlandija, kad ir kaip bebūtų keista, toje momentinėje juostoje, jiem gali pasirodyti daug svarbesnė negu Europa. Kadangi jiem čionais yra svarbu dabar užkariauti Arktį ir parodyti, kad jie čionais yra šeimininkai. Su tuo pačiu, matyt, galbūt ir yra Kanada. Su Kanados situacija, aš tiesą pasakius, nelabai suprantu, kas yra čionais per trolinimas, bet vėlgi tikėtina, kad yra kaip ir Grenlandijos atveju, kur yra tiesiog elementarūs merkantilistiniai interesai, kad mes norėtumėme tą Grenlandiją galbūt pasimti ne visą, o tik tai ten dalykas, kur apgyvendinti, ar ten, kur galima infrastruktūrą vystyti. Ir dar būtų pageidautina, kad už tai sumokėtume ne mes. Kad mes galbūt tą milijardą investuosime, bet galbūt galėsime dalintis toliau su Danija, Danijai tai pačiai Grenlandija galėsi toliau priklausyti, bet Danai daugiau mokės, o mes mažiau mokėsim. Visokių ten variantų gali būti su Danija, bet su Kanada tai aš neįsivaizduoju situacijos, kad tiesiog ryžtusi kariniams veiksmams prieš Kanadą. Niekas nenori pulti Kanados, visi myli Kanadą pasaulyje, tiesiog. Tai yra tokia. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.